Šiomis dienomis viena iš svarbiausių problemų yra, kaip tinkamai pasirinkti specialybę. Gal galėtumėte papasakot, kaip jūs pasirinkote specialybę? Sakyčiau, mano artimų žmonių aplinka suformavo dar, nuo kokios 8-9 klasės mano svajonę sekti senelio, šiuo atveju pėdomis ir tapti advokatu, arba sovietinės sistemos kontekste žmonių gynėjų būti. Atrodė kilni ir patraukli profesija ir, ko gero, keletą metų svarstęs likau prie šito ir pasirinkau teisės mokslus. Dėkui Dievui ir įstoti pavyko ir tuo tikrai nesigailiu, bet, kaip ir sakau, lėmė autoritetai visai šalia esantis, plus galvojimas apie tai, kad yra tai įdomi, patraukli ir prasminga specialybė įgyti. O jeigu, tarkim, pakalbėtume dabar su jumis apie studentišką gyvenimą, kokia jums yra pati įsimintiniausia studentiška šventė? Visų pirma, valandas galim būtų skirti šitai temai, bet jeigu jau apie šventės įsimintinas, tai galėčiau pasakyti, man kasmet vienas laukiamiausių įvykių būdavo mūsų teisininkų šventė TEDI su liutuku, kurį mes ir kartu organizuodavom ir, kaip aš sakau, darydavom galingą bangą su mėgstamom grupėm, alum ir pratesimais, tai aš kasmet kablį gerą turėdavau būtent šitų švenčių metu. O kaip vykdavo jūsų kurso cementovkės? Paprastai cementovkės ar kasmetiniai įvykiai su būtinai išvažiavimu kažkur į užmiestį, su pirtele. Save gerbiantis studentas, teisininkas, turėdavom tame tarpe ir aš 20 litrų talpos kanistrėlį, kur deficito laikais mes suvokiam, kad alus netaip lengva ir gauti, tai mes važiuodavom į taškus, kur užsipildavom alaus ir taip už kanistriuko ir su kompanija užmesti į gerą cementovkę įsimintini įvykiai. Studentui yra neatsiejamas studentiškas bendrabutis. Ar teko gyventi jame? Studijavau Vilniui būdamas Vilniečių, tai į kokį vakarėlį ar baliuką, šiuo atveju Kamčiatkoje, Vilniui nesikį teko būti, pas merginas į svečius New York'e ir dar kai kur užsukdavau, bet jeigu apie gyvenimą ir įspūdžius tokius gilesnius iš bendrabučių, tai man įsiminė vienų iš mano studijų ir stažuočių metu gyvenimas Grioningeno universiteto bendrabutyje, kartu su dar pora vaikinų bendrabutis, butas buvo, vienas vaikinas buvo iš Burkina Fasos, tamsaus gymio, kaip suprantate, ir kitas buvo europietis, kuris irgi buvo spalvinga asmenybė, tai gaminimas maisto kartu, pokalbiai apie futbolą ir kitos bendros temos būdavo smagus įspūdis, bet aišku, matęs anų dienų mūsų bendrabučius ir gyvenęs, sakyčiau taip, europietiško universiteto bendrabutį, galėčiau sakyti, kad mums dar užtruks iki pasieksime studento orumą atitinkantį bendrabučių lygį. Paminėjote europietiškus universitetus. Kaip manote, kuo skiriasi Lietuvos studentai nuo kitų šalių studentų? Viena vertus, tose universitetuose, kur aš turėjau progos studijuoti, ar Kopenhagoje, ar Birmingeme, ar kokioj Florencijoje, tai viena vertus ta aplinka, kur aš studijavau ir mačiau, buvo visų pirma motyvuoti ir žinantis, ko nori studentai. Jausmas čia Lietuvoje kartais yra, kad šalia nemažos dalies žingeidžių ir kryptingai siekiančių tikslų studentų yra nemažas pulkelis, kuris iš esmės studijas supranta kaip gerai praleistą laiką ir galutinį rezultatą gražiai įformintas popieriaus gabalėlis, kurio vardas diplomas. Tai šia prasme mes vis dar turim tokią situacija, kai nemaža dalis pas mūsų studentų yra nemotyvuoti, nors ir vakaruose tokių studentų turbūt galim sutikti.
ypač gerovės valstybėse, kontinentinėje Europoje. Tuo tarpu Didžioji Britanija, Amerika, įspūdis ten yra, studentai žino, ko nori, kryptingai siekia ir kas yra svarbu, geba derinti studijas ir malonumus. Gal galėtumėt pasakyti 3 teiginius, kodėl yra gera būti švietimo ir mokslo ministru? Visų pirma, nėra tokio jausmo, kad kas rytą atsikėlęs jaučiuosi pakylėtas būdamas ministru. Reta diena yra, kada nereikia kokios nors, atsiprašau, žargoną, mažos rasborkės turėti, gaisrą gesinti ar panašiai. Bet kuo darbas yra įdomus ir patrauklus, kad tu, jeigu žinai, ko tu esi atėjęs ir imiesi daryti, tai yra galimybės tai pasiekti. Tai pirma, darbo konkretumas. Antra, sritis, kurie yra pakankamai intelektuali ir kūrybinė prasme ir švietimas kaip tokia. Ir trečia, aš galėčiau pasakyti, kad tai yra iššūkis. Tad galėčiau sakyti, ne kiek malonus, bet tikrai įdomus ir patirties prasme superinis darbas. Ką galėtumėt palinkėti studentams? Nepamiršti suskaičiuoti alaus bokalų skaičiaus per cementovkę ar kitą vakarėlį. O jeigu rimtai, tai studijuojant tiesiog supras paprastą dalyką. Galima plaukti pasroviui ir vienai par kitai pabaigti studijas, bet geriausia būtų, kad iš masės pasirinkimų atsirinktų kiekvienas ir kiekviena savo svarbiausius dalykus, pasimtų viską, kas manoma geriausia iš studijų ir šalia viso to motyvuoto, kryptingo studijų proceso liktų laiko studentavimui. Gebėjimas derinti studiją su studentavimu tai yra tai, kas po to išlieka ilgam, o galų gale yra milžiniškas pliusas asmeniškai tolesniam gyvenimui.